Sirtas prie ąžuolo, ne? Palauk, aš tau galiu. Gerai. Nauji Žemaitė, o dėl ko jūs tep atsi... Alma. Į mūsų tradicinį vakarą šventę, atsijoninė ką pavadinsi, nepagadinsi šiandieną ir vlada. Nežinau, ar ir vlad. O, šiek sujuda kepurė. Norim savo šventę pradėti. Pirmą kartą mes čia Trakiškė vis renkamės, bet mes iki šiol nežinojam, kad čia pat veito, niekur toliai neiškant, ką mes kažkur putelšius ieškojam. Ir didelė įdomus ir gražus etnografinis Trakiškė ansamblis. Nu, ne visus, sakė, šiandieną galėjo atvykti, vyrus suėmė išinčiai napjūti. Daugmaž moteriškas atstovaus. Suėmė pasodina. Ta prašysiam padainiauti, o mes trop nepaklausysiam trakiškienų dainų. A žemaitišką nors veina mokat? Ne, turbūt. Išmokinsimės. Mes atvažiavom užsienį. Kitą kartą. Tauro ragas skambėjo ir bočiai gyveno laisvi. Kada tauro ragas skambėjo ir bočiai gyveno laisvi. Mūsų tėvynė krauju nudažyta. Žalieji miškai, mūsų tėvynė, dainom apdainuota, prie laisvės altoriaus, suplūkim dažnai. Mūsų tėvynė, krauju nudažyta, mūsų tėvynė, žalieji mūsų tėvynė, dainom apdainuota, prie laisvės altoriaus, suplūkim dažnai. Jūs esate mūsų kraštiečiai, jūs esate, kiek suprantu, panevėžiečiai. Taigi, mes nuolat turbūt gatvėse susitinkame. Giedu dainelę savo giesmelę apie rūpesčius vargelius, Lietuvos krašto net ir iš rašto giedu senųjų žodelius. Tenai ant kalnų
liaudies dainą, kuri atliekama be jokio instrumento. Ir tarmiškai per šilalį jojau. Per šilalį jojau, šilį šienų pjovė, ant sausų šakelių šienelį padžiau. Ant sausų šakelių šienelį padžiau. Šienelį suvyta, žirgelį sukrita. Ar girdėjai, mergela, kad aš šienų pjau? Ar girdėjai, mergela, kad aš šienų pjau? Girdėti girdėjau, laiko neturėjau, senai motinėlai patalai kloju. Senai motinėlai patalai kloju. Sukabindamas tolo gandrai, grieždamas skraidė po kiemą, ir smuikeliais pagrojo žirgai. Kai tave pamačiau, mano miela, ir smuikeliais pagrojo žirgai. Kai tave pamačiau, mano miela, obelėlė pražydo baltai, bitės medui avilius nešė. Obelėlė pražydo baltai, bitės medui avilius nešė. Aš tave pamilau taip karštai, o širdis pabučiuota delnai. Aš girdėjau tada, mes širdį nepasenome, nors užaugo vaikai, tų kelių, kur klajojome, neužmiršim ilgai. Jau pagelbta klevai senam parke, vėjas labais nuklojo takus. Aukštos pušys, dar žalios, jos palinkę skaičiuoja metus. Aukštos pušys, dar žalios, jos palinkę skaičiuoja metus. O daina skambės, o daina aidės, o des mumyse. Baigės karšta diena, jau kaimo pakrašty, šokome mes ilgai, dar valsų sūkurį, svajonių kupini, jaunystės vedami, mes ėjom keleliu, per tiltą lyg namų, man tavo lūpos jos iš akių neišplės, kai gėrėm vyną mes iš vienos taurės.
Kol įsivažiuos, tai gal ir gerai baigsis. Bet visi į kambarį. Ai, kambarį, nu kad taip gražiai dainavo, kad ir išsisklaidė. Na, labai gražiai. Ne tai, kad garsiai, bet gražiai. Paskui padėsiu, paskui mums pamokinti. Mūsų vadovas kūrė mums dainą. Pats kompozitorius. Nu čia buvo išmaniausia, kad jis patalpoj, kad dainuoja kambarį. Skambėjo irgi. Griūkit, aš pagausiu tik tai vandenį. Atmansiu. Žiūrėk į priekį, o ne žemyn. Prašom, Tauna drusko ant stalo, Romka savo, Daimas irgi bus. Ir liksime iki vietos. Aha. Yes,
Žemės ūkio. Prisimenu puikiai. Žemės ūkio buvo. Aš laikiau tą antrą klasę. Ir sabų žemės ūkio. Tai, seminarija buvo. Labai teisingai, aš atsimenu. 46 mus išvarė, tada jau išsikrausim į kitą pasaulį. Ten buvo, dabar atiduota. Dabar Aš buvau, mano mamos metinės buvo. Aš buvau tenai. Nu, užteks, ačiū. Ačiū. Jo. Jūs ten nykdas užkalūvis. Nejudinkit į ant kulnų, Jau pagaus. Matai, kaip visa užaugs, tai kai aš būsiu 100 metų, tai jau jis bus 110. Trakiškiuose. Mūčia labai linksma. A kur jūs gyvenat? Panevėžyje. Panevėžyje? Taip. Ir aš Panevėžyje. Aš irgi. Aš jūs visą laiką matydavau per visą Žemaičių vakaronės. Matydavai? Aha. Jusai, ateik tenai. Ką? Ten darbas nežalas, matai, gražus akmenis. Taip? Va, labai didelis. Dėkit man prie. O, dabar eisim iki jūsų ąžuolo, gerai pasižiūrėti. Dabar eikit prie jūsų. Ei, tu, ateik. Einam į dienos parduotuvę. Žvakutę paimti nuo to. Dalytė sako, turi žvakutę. O, No? Einam. Juosta, kur kita pons Vinsa juosta? Išbaigiau pilnai. Jis laimėjo dabar, reiškia. Uždėk ant galvytės. Ant galvytės. Vo, ji laimėjo loteriją. O šaunuolis tai jau. Einam, jūs Einam išlydėti jau. Einam. Išlydėti. Einam. Violeta, išlydėti. Aš nutrauksiu, palaukit, čia nėra. Dabar biškį paleisiu. leidžiu vainiką. Jūs arčiau eik prie... Aiste, va čia. Vanagėlį. Sustok. Gerai viskas, jam žinau. Palyk arčiau biškį papėlį. Gintaryt, nelys. Pala. Kokia graži nuoda, ne? Kokia gera nuoda, pati geriausia. Šėlė galvoj, velnis padeg. Daliai paduodu. O, Koks mano Aš Jonas. O, kaip čia buvo? Bet į kursą, ne? Va, dabar jeigu mums išrinktų kokią komandą giminės, mes visiems apduotumėm, kaip sakant, krepšinį, ar futbolą, ar dar kažkokią dalyką. Aš taip sakau, žemaitišką. tai kad trečia krepšininkai. Ons nebuvęs, bet ir buvęs ir būsimas. Kad jis Lietkabelį žaidė ir gerai mėtė. Ir Alytui žvaigždžių turnyrį į kašį dėjo iš viršaus. Ne. Tai jam nereikia. Galvas! Ana kerta, žanas. Galvas!
Indėina ir Vladinės, bet per tokį būrį nerondam neįeina. To ir Povila iš vakarės. Ale Stanislavs neseniai buvo. Nu, buvo. Sėtoriam Povila didelę gerbiamą, kad rasvisume čia į pridarbą, į privaliaus, į visur. Prašom. Maršas. Jeigu su žemaičiu, tai svaidykim žemaičiu. Žemaičiu Su manim negerit. Tam berniukui duodu. Martinui tu nemokėsi. Negreitai. Ne per tamsų? Vaikai priima vaiką už apačios.
paukšt. Ai. Va, radau. Pala. Dievu. O, kai gerai atrodo. Kur geirėt? Nesąmonė. Nu, saršuoloko. Nutruks liks. Tai dar kartą dvigubai. Ta parką. Kur sodėsa, einam ponė. Nu tai eikit dabar dirbti, tik kalba. Labas. Aš ne. Nu kur sunku. Nekiek. Aš nežinau, čia sakė dalytė, kad neauga pušelės. Auks. Sakė, kiek čia sadina mirė. Čia eglaitis buvo, aš pats sudinęs. Ar jo? Jo, vieną tik pirkėjai tenai. Nu, gerai. Armatūrą iki pietų ir nupjausi. Laisvai. Laisvai per O, piukliukas, žiūrėjau iš karto. Tik iš galastas atsargiai. Pirmą reikia medį pjaut, paskiau į pirštą tik tai. Tik iš galastas atsargiai. Nesilieskito iš toli įimą. Šnekėk, po azulinai tą alksnį pusį dienos vien. Ne, nu, tik iš galando, žinok, 2 pilyčią sugadinau. Medelių sodinimą ir tilto statymą viršininką. Tai čia du turbūt agronomas ir statybininkas. Ir inžinierius. Taip, žinokit, nebus tvarkos. Nebus tas statybininkas, inžinierius. O Stepas tai gudriausias. Atvažiuos darbą priimt. Mažiau kalbėkite, daugiau dirbkit. Filmą baigė, dirbkit. Kas? O, kieno gera ranka. Lopetos brolis. Tai Kostas bus Bet tai vis tiek reikia... Taigi įrašyta, kur ten? Ten žinokit, tą pusę labai šlapia, tai aš nežinau, Yra ką ten piešinys. sudinti. Namuose, kur mes prie miško gyvenam, tai vienoje vietoje eglučių buvo labai daug, eglės gal įdrėjai. Pas labas. Tai va, ąžuolyną galvokim kur, nes... Klausykit, šitas ąžuolas didelis vidury. Aha. Vidury. Yra pas man adresas Šakių rajone, užmiršau kokiam ten medelinė. Raudonai žydinčius kaštonų yra. O, kaštonai, tai liūk. Ir iš vis ar riešutmedį kažkokį insiūlę, bet mes negavom. Yra vienas, kad... Pavasarį aš jau... Gyrių medis vidury reikia. Tai aš sakau, dabar sugalvokim kur Ąžuolyną. Tai Selmužės ąžuolo gilės išaugintas. Ačiū, gulikas. Barzdūmas. Giliau lapų, žemės gera. Šitas išmetam tada. Laisvas išmest. Dabar kalbėkite. tik pasiimti. Čia yra Vytautų ąžuolas. Ką nors čia yra daktara? Čia ne, čia Vytautų. Daktarų, čia Vytautų. Ai, tautų visi. Tai yra Vytauto ir Vytautės. Vytautų. Jie atvažiuos prižiūrėti tą žaliuką. Taip, taip. Tai dabar poliukus tai kalsit, mergaitė gali padėti ryšti. Eina čia. O dabar eik pafilmuok. Dalia, va sako Benjaminas, kad čia neprigis ąžuolas, čia žemai. Labai žemai čia. O kalniukas. Čia galim per šiukų sodinti, suprantat, vasas auga baloj, matot? Taigi beržus. O čia berželių galima būtų pasodinti daugiau. O kalniuką kur nors reikia žolių. Tai berželius čia tada dar. Šičia ar kalnių? A kodėl neaugs šlapia? Tai gerai, tenai ąžuoliukus tada dar 3 sodinti. O kalniuką duodama čia. Man atrodo, biškį toliau. Ne, čia gerai. Jau žemai, toliau. Aš sakau, o gal žiūrėkit, gal biškį arčiau ribos. Nu, arčiau ribo žemiau. Matai, na rubežiaus medį sadinkite, nežinau kiek metrų. Gal mes iki upelio daeis. Pėdų. Prisodinsim dar, kad taip Ar tie nesadinkit? geriau, kad tvarkiškai susodinti, ne? Čia kalniukas. O ką ten, taip? Čia visai kalniukas jau. Kitais Gerai, metais. gerai, nekelnosim. Keluoti neina tą. Ne, Yra geriau sodinti, kad reikėtų kiloti iš vietos. Žiemą, žino, gali kokį nori perkelti. A, nu. Pasirodė.
galima palaikyti. Pasirodyk į ekraną. Tai ką nors čia jį bus tas medis? Kaip jau šnekėjom, Vytautų. Vytautų ąžuolas. Tai ką šnekėjo, pirmą nebuvo kamerai. Vytautų ąžuolas. Ir tetė Vytautas, ir dukra Vytautė. Ar čia Vytautė? Tai medžio pasodint. O, kas deda. Čia buvo, aš neatsimenu dabar į kurią pusę. Kur samanų daugiau. Samanų dabar. A čia kamera mano buvo įjungta. Dabar bus tamsu. A, nu tai dabar Žemė. fotografuokit mumis čia. Tai yra išimti. Reik tiesiai laikyti, nemokėsiu laiko. Abudu. Tiesiai nemokėsiu išlaikyti. Eik šaik laikyk tenai, susuk. Atsisuka tave, matytum laikyti. Būtų Lietuvos prezidentų. Kunigo medį sodinam. Nu, nežinau, kur norit jau. Pats kur kunigas. Tai jo, tai jeigu tie kunigas nori. Brangėsi. Čia dropė tai laikyti. Ir kraštelį šaulas. Tai puikiausiai. Čia bus kuniga tas ąžuolas. Kunigo? Jo. Kurio kuniga, kas? O čia, to mūsų, žemaičių kunigo. Žemaičių kuniga. Nežinau, tas tau kastum, supranti, toks bjaurus yra, ar tu nemoji ką? Tai jis ką? O dabar aš pažiūrėsiu tu ką. Taip, dabar Teletoną. Tris medžius tu pasodins, aš žiūrėsiu. Taip, o dabar tu laikyk. Jau reiškia, tu jau moki, aš nemoki. O kaip svetimos rankos Na, važiai. tai kaip kitaip pavaduosi, gi neišplėši žmogų iš rankų. Reikia pateikti. Dabar pasirodysi savo, ką gali. Kaip moki, kaip... Čia kunigas prašė mane, kad pasodinčiau jo vardu. Vienas, du, trys. Aš iškasiu. Dabar kuolą kalti. Privežė, tą privežė. Kunigo Tuo aš pečių. Nu, klausik, blogai, nėra daubelis. Jo, ką matau nenudėt. Jis turi sušlapti į šitos žemę apsitraukti. Šaknis turi apsitraukti žemę. Ai, irgi stojo dabar. Būsim matyti. Per televizorių parodyti. Čia reikia bent porą kolūkas, šitas nuo to vienu maskatos įskurti. ateis pasšventinti klebonas. Kirvi turit, mišk čia pat. Būtinai 2 kolų reikia. A kiek čia bus 1,5 metro? 1,20 m pločio. 1,20 m. Pamatėlė, o tas lieptas bus 1,5 m. A viršui dar raisi. Kos? Viršų lentutės galis. Gerai čia vien dar būtų. Kur dabar šitas ponas Na vien režimą čia. pašlovintas pliukliukus? A, piukliukas? O, piukliuk daržinė. Nereikia. Jau kaip daržiniai, tai nebereikia, ne? Gerai pavaišins. O, tai jau Seniūną, ne kas seniūną. apie tą tai nereikia kalbėti. Tik darbas padarys, tai tai jau bus. Darbas eina gerai. Kibirą atiduokit!
tik vaikštai, ponas daktaras. Aš čia direktorius. Nežinau, armatūra, apie prie prisirišti. Kiek visi nori, tiek niekas nenori. Tai šitą. Įpratęs kaip anais laikais, suprantu. Naujoviškai reikia dirbti. Tvirtai, gražiai. Iškart pas tėvą mainį, a tėvą paskesi, kas ras. Šitaip statant nedyvai, kad... Patrauk. Nuvirta visai be armatūros bažnyčia, tai kur tunelį. Tai kiek tonų paskui jis bus galima parvežti? 5 tonas užvarysim. A 5 tonas? Kada bus dabar tiltą bandymai, reikės kviesti atstovus, ne? Ne, uždėsim dėdė, paskui sunku bus uždėti, o biškai šluotinį akmenį nebeuždės toną. Žemelio. Tokia reiks. Palauk, tu tik tai dar nedaryk. Bet tas ąžuolas išvis nesimatys. Kodėl jūs taip įšonat? Apie kas čia dabar bus? Ne, tai dabar Violetas, tu jau vis tiek. Toks buvom aikščiaus multiplikacinis. Toks ten žvėriuk sakė, stroelį pastroelį. Nu ką mes statėm į padirbom. Nu mes tu savo medžius te pakraštės aplinkau, o čia veina tokį patį vidurį, patį svarbiausiai, didžiausiai, žinokit. Nes šį metą sukaka 80 metų nuo mūsų to šitą puoną gimimą. Pirmomis paveikslau. Ir tuo proga ant stonažaulo čia pats pasisvadina. Dar davė nam ton veitą patiem vidurė, garbingiausi. Ir 80-mečio proga pasodintas ąžuolas. Vyrs ir toks kaip ąžuolas, į medis tegul anau atspint. Ta šiandieną kokia ir data? 97 metų, spalio 19 diena. Ir pasodins ąžuolas. Mažiausia jau mums turbūt iki 90 kol su toks pono vinču. Bet čia mažiausia. O toliau jau 100 ir dar toliau metų. Mes po 10 metų vėl čia susirinksim, dažnai susirinksim, bet tau progą prisimint, veizėt, kaip čia tas ąžuolas toliau viskas. Palaistyt, gal jau reiks dar ko nors. Gilės reiks dažniau. Gilės reiks. Tai va tokia garbinga proga. Tai gal dabar pradedam laistyt, kad visi savo Tik keletą lašiukų ant ąžuolo reikia. Išgerti ir viskas lieka vis ten. Taip, kiekvienas. Rytoj bus pamėlynavę savo. Reikia palaistyt. Nu, pradedam iš eilės laistyti. Palietę. Kamerą, va. Tai gerai, žaliuok, aš ir žaliuosiu. Palietę, kad užaugtų ąžuolas taip kaip aš užaugau. Ne, labai jau ilgai galim dainuojant visą aš tik vieną trukdysiu. Ale kur ponas Abarys nėra? Dirba. Bet ten nusisukit. Visi jie. A jo žmona yra, kur davanoja ąžuolą. Anapus pafilmuokit, tai Tau nepaliko. gyvintą sveikatą per šitą ąžuolą. Va, ten pasukit. Pafilmuok da ten, kurie dar negali.
Ten tiltą stato. Tai ką norit, eikit jūs ten. Kaip ir, čia atra. Man atrodo, tai jūs tenais bus Kas tai išgertas pabučiuoja? Jubiliatą. Aš čia pabučiavau, bet negerutą. Jie mažus malonumus, ką mes su barzdom trinsime, kad moteris bučiuos. Tai jie va. Neaiški organizacija. Jūs nepripažįst. Žiūrėk, susisno. Nieko, kad dar žaliuoju. Nu tai aš žinau. Taigi senatė, kad tai... Ei, davai, sumeskit. Bet reikėjo čia įkasti butelį šitą. Užmiršim, kada sodinti. Čia nepalėjau. Palėjau, jau čia vis tiek. Jau įrašyta į juos. Va į tą butelį reikia įkasti datą ir iškasti. Kas dar pakartoju, nu ką, aš dar neišgėrim, aš negaliu net tą gertą įkasti. Ne, tai aš tiem, bet jie sako užkasti, aš negaliu daryti. Reikia kažkas O, čia. reikia kokį butelką paėmus, parašyti datą ir viską. Kai sulauktų Dar 10 metų. Kad sulauktume mes visi 10 ir 110 dar, ne tik tai. Taip, ir visi. Ir tas ąžuolas. Ir po to ąžuolų suoliuką pasistatysim, atsisėsim ir prisiminsim ir šnekėsim, ar atsimenat, kaip mes sodinom jį. Taip.